Tai va, laukiam mūsų primadonos, kurios kambarį štai ten beveik nesimato, bet jisai šviečia. Laukiam, kada jinai susiruoš ir ateis pagaliau pas mus. Ateis tada, kai bus pavasaris. Tai va, mes vos ne kiekvieną dieną, kai jinai eina į lauką ir jeigu nes mašina, laukiam, kol jinai išsiruoš. Taip, kad tikiuosi ir jūs turite tokių draugų, kurie nesivargina ir lieka nelipa tai yra. Ruošiasi ne valandą, ne dieną, ne mėnesį, ne metus. Amžinybę! Ir mes vis dar laukiam jos. Gintarė jau trypia, be vietos. Amžinybė jau praėjo. Ja. Va čia visur palikinėjęs opėdas, o padarė smailą netgi. Ir va čia padarė smailą. Mes vis dar laukiam. Laukiam jos! Vis dar laukiam. Duokit patarimą, kaip ją iškrapštyti iš šitos chatos, nes darosi jau... Šalta. Geras oras, žiema, man patinka žiema, aš noriu stovėti čia ir man darosi jėga, nesirimuoja man, dėja, aš stoviu čia ir pagalvoju, kad Linas prispiso ir darosi juokinga, ne tik tai Linui, o man ir visiems kitiems dievai repuojam kartu mes, o dieve kaip ryšku net darosi myšta. Pasitiksim ją su kamera. Mes dviese drūžniai. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam, oi, laukiam, mes svetelių laukiam, oi, laukiam, mes svetelių laukiam, oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Tai mūsų kaimynai, karačiai čia iš Kastros. Kur ji? Štai. Šakinė gimnazija, bet kaip čia atsipeikia jau. Ir mes vis dar jos laukiam. O tavęs taip laukiam. Laukiam, tu žinai. Jau pravirko žemė. Nesimato tavęs. Dabar veidas ryškėja. O dabar nematė. Tolumoj. Nemoku šitos dainos. Bet aš tavęs taip laukiu, neteina, nefilmuoja. Mes jaudinamės. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Oi, laukiam, mes svetelių laukiam. Kokia meilė. Laukia juokai. Nu, žiūrėjai. Žiūrėjau. Gera pabaiga. Po 3 minučių. Ko mama, teik pažiūrėk. Bet labai kekiais ten. Tai va, turim naujieną. Mes sugalvojom pavadinimą mūsų Facebook grupiai. Ir jis yra 314 Flopikai! Iš tikrųjų buvo keli variantai. Iš pradžių galvojom apie laiko duobę, apie laiko skylę, dar kažkokie hardai folderiai. Ir galų gale Gintarė kažkaip pasakė flopai, nors man skambėjo kaip flopai, bet prisiminiau Flopikai ir mums šitas tiko. O... Ai, aš galiu pasakyti. Papasakok, dėl ko flopikai? Taip, va dabar tai ir norėjau pasakyti. Kodėl mes esam flopikai? Realiai pagalvojus, yra taip šitie DVD diskai, CD diskai, o flopikai jau yra toksai kaip ir užmirštas dalykas, toks pamirštas. Ir žodžiu, mes pagalvojom, kadangi vis tiek mes kalbėsim apie tokias labiau pamirštas temas. Čia man taškas. Kadangi mes kalbėsim labiau apie pamirštas temas, taigi flopikai yra pats tas, kadangi esam juos pamiršę. Taip. O mūsų antras video yra toks originalus, nes mes vėl mašinoj. Mes važiuojam! Tai va, dabar mus temps. Jau tempia. Juda. Jėj! Mes važiuojam. Važiuojam tiesiai. Čia vėlgi vairavimo žiemą ypatumai. Įsivedėm? Jo. Saibys.